Sveiki. Šiandien noriu pasidalinti tokią informaciją, kuri ieškai randi pats ir daliniesi su kitais. Tai apie mūsų mikrobiotą ir kvėpavimo takų ryšį. Peršalimas, bronchitas, gerklės uždegimas tikrai mumis aplanko ne tik žiemos metu, bet ir vasarą. Sergant šitomis infekcijomis varginamomis, sloga, gali būti ausies uždegimai, gerklės uždegimai, taip pat ir sinusitas. Jeigu jau šita infekcija patenka mums giliau į plaučius, tada gali išsivystyti ir bronchitas, ir plaučių uždegimas. Žmogaus mikrobiota yra vieninga sistema, kurią sudaro organizmų visuma. Daugiausiai žinoma yra 70% yra mūsų žarnyne, bet ir ne tik tai, yra ir ant odos, ir burnoje, ir plaučiuose, ir lytiniuose, taip pat organuose. Tai kad jos visos, tos mūsų mikrobiotos yra susijusios, viskas yra aišku. Kai mikrobiota yra taisyklinga, tvarkinga, jie tada tarpusavėje darniai ir darbuojasi tarpusavėje viena su kita. Mūsų organizmas, šitos mikroorganizmus aprūpina maistu ir stogu, o jie atlieka labai daug tokių svarbių darbų. Tai yra dalyvauja mūsų virškinimo procese, padeda įsisavinti maistinės medžiagas iš maisto. Užtikrina, kad mūsų žarnyno sienelės nebūtų pralaidžios, kovoja su nepageidaujamais mūsų organizme patekusiais mikrobais. Daro didelę įtaką mūsų imunitetai. Bakterijos nėra vieninteliai tie mikroorganizmai besivystantis sveikų žmonių plaučiuose, tai yra ir mūsų mikrobiotoje. Joje aptinkama ir daug grybelių, daug virusų. Taigi, kodėl svarbi ta mūsų plaučių mikrobiota? Jie atlieka pagrindinį vaidmenį palaikant normalią plaučių funkciją ir veikia tokiais, 4 pagrindiniais tokiais būdais. Tai yra pirmas, tai yra kaip kliūtis patogenams ir apsauga nuo kvėpavimo takų infekcijų, lygiai taip pat kaip ir žarnyno mikrobiota. Antras dalykas, jinai aktyviai apsaugo, stimuliuoja mūsų imunitetą infekcijos atveju. Trečia, tai yra dalyvauja plaučių imuninės sistemos brendime. Ketvirta, turi įtakos mūsų plaučių alveolių kokybei ir jų skaičiui, kiek ten yra tų, alveolių, ne? Išsiderinus plaučių mikrobiotai atsiranda disbiozė, kuri gali būti susijusi su įvairiomis ligomis. Taigi, kokių ligų atsiradimo gali tai paskatinti? Tai peršalimas, gripas, kai sutrikęs yra plaučių mūsų imunitetas, astma gali atsirasti, kai yra sutrikusi mūsų plaučių, bei taip pat žarnyno ir nosies mikrobiotas. Ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga, kuri progresuoja, tai yra kvėpavimo takų liga, sutrikdanti deguonies apykaitą juose. Žarnyno ir plaučių ryšys toksai yra labai stiprus, tai yra labai svarbi plaučių imuniteto stiprintoje. Ir plaučių ligos turi įtakos žarnyno mikrobiotos sudėčiai. Sakykim tiesą tokia sakant, daugelis kvėpavimo takų ligų gali atsirasti kartu su virškinimo trakto sutrikimais. Ir priešingai, žarnyno disbiozė gali įtakoti daugelį plaučių ligų, kaip sakiau, ir astmą, ir dar daugelį kitų visokių dalykų. Taigi, kaip galima sustiprinti tą plaučių mūsų mikrobiotą? Visos tos, kaip ir sakiau, mikrobiotos, odos, nosies, gerklės, lytinių organų, visos tos sistemos yra labai stipriai susijusios tarpusavėje. Todėl ir tos pačios priemonės veiksmingos yra visoms terpėms. Pagrindinės priemonės, kurios gali padėti sureguliuoti, sutvarkyti tą mikroorganizmo disbalansą. Tai yra tyrimai rodo, kad mityba, kurioje yra gausu riebalų, cukraus, baltymų, didina žarnyno disbiozę,
O vaisiuose ir daržovėse esantis skaidulos skatina mūsų tų gerųjų bakterijų veiklą ir gali mus apsaugoti nuo disbiozės. Žinoma, mes turime gerti pakankamai skysčių. Mikrobiota gali paskatinti greičiau tą tokį atsistatymą, tai papildomai vartoti probiotikus, gyvus tos organizmus, ir jų pakankamas kiekis vartojimo gali turėti gerą įtaką. Žinoma, nereikia vartoti antibiotikų be atvejo stipraus, arba jeigu jau ten labai stipriai, sakykime, gydytojas patarė, ne. Labai svarbus yra sportas, judėjimas, kokybiškas miegas, vengti reikia streso, nes streso metu labai stipriai pažeidžiama yra mūsų žarnyną. Taigi, kalbant apie prevenciją, kvėpavimo takų infekcijom, probiotikų derinimas su prebiotikais gali duoti tikrai gerų rezultatų. Tai ir šiandien, radusi tokią informaciją, tikrai noriu pasidalinti apie apie tokį nuostabų produktą Neolife kompanijos, tai yra Acidophilus Plus, gerųjų bakterijų, sakykime, produktas. Čia yra 5 rūšis gerųjų bakterijų, kurios bendradarbiauja tarpusavyje, ir tai yra 5 milijardai, kiekvienos bakterijos yra po 1 milijardą, ir jos yra apsaugotas specialiai nuo mūsų skrandžio rūgšties, kad Gelgar tokia sistema, kad tiesiog nepažeistų jų tų bakterijų, ir bakterijos tos nueitų visus į žarnyną ir atliktų ten savo darbą, tą stiprinamąjį ir atstatomąjį darbą. Tai tiesiog produktas, kuris yra reikalingas labai mums, mūsų organizmui, ir kad tos mūsų mikrobiotos visos veiktų. Taigi, jeigu tu galvoji, kad ši informacija reikalinga, naudinga tau, tai labai prašau, pasidalink su kitais, ir gal kažkokią turi patirtį ar klausimą kažkokį, tai laukiu tavo komentaro, ir platesnė informacija, jeigu domina, galiu suteikti apie šitą produktą. Taigi, dėkui, kad buvote kartu, ir jeigu tai naudinga, pasidalink su tais, kam tai būtų aktualu.